Mažeikiai. Miestas įkurtas 1290 metais, esantis Telšių apskrityje, nutolęs 46 km į šiaurės pusę nuo Telšių. Prasidėjus reokupacijai, sovietų valdžiai užėmus Lietuvą, iš Mažeikių buvo ištremta 170 miestiečių. Sovietų valdžia patikė planą Mažeikių plėtrai vykdyti. Taip pat buvo grąžintos prieš karą veikusios įmonės: lynų fabrikas, alaus darykla, įkuriami avalynės, baldų fabrikai, sviesto gamykla ir duonos kombinatas. Mažeikiuose pradėjo veikti 2 gimnazijos ir 6 vidurinės mokyklos. Įkurta vaikų muzikos mokykla, prie kurios vėliau taip pat įkurti dailės ir choreografijos skyriai. Mažeikius sudarė 7 savivaldybės, kuriuose aktyviai taip pat vyko kolūkio veikla. Žmogus lyg ir pasiekė darbų pusiaują. Tačiau tik trumpam pailsėjo, teisingiau, gerai paruošė techniką, susikaupę, pagal iš anksto nustatytą ir visų aptartą planą, žemdirbiai pradeda naują darbymečio etapą javapjūtę. Kolūkyje vyravo konkurencija, kas daugiau prikuls. Buvo įrengta lenta, kurioje buvo žymimi rezultatai. Įdomus faktas, yra sukurtas filmas apie jaunosios gvardijos kolūkį. Respublikos kolūkių pirmininkai sąžiningai vykdė nurodymus iš viršaus, sužlugdė ūkius. O tie pirmininkai, kurie neklausė instrukcijų, vadovavosi sveiku protu. Už kolūkio ekonomikos stiprinimą apdovanoti aukso žvaigždėmis, ordinais ir infarktais. Retai, bet tais laikais vyravo vagimas, visko tempimas iš darbo, alkoholizmas. Žmonių apranga bei stilius buvo labai panašus, nes dirbo viena drabužių gamykla. Bet kartais žmonės ieškodavo madų ir iš užsienio. Taip pat Mažeikiuose dirbo maisto parduotuvės su reikalingais maisto produktais ir kelios ūkio reikmenų parduotuvės. Taip pat buvo pradėta statyti Mažeikių nafta, įmonė, kurioje perdirbama nafta. Šalia įmonės pastatyta 117 daugiabučių, kuriuose apgyvendinami darbuotojai. Taip pat įkurta elektrotechnikos gamykla, kurioje buvo gaminami elektros varikliai, skalbimo mašinos. Šalia gamyklos įkurti daugiabučiai, kuriuose buvo apgyvendinami taip pat darbuotojai. Dabar ši gyvenvietė vadinama ETG. Žmonių kasdienybė buvo pilna darbo. Visi turėjo darbus. Vykdydami partijos ir vyriausybės nutarimus, šalies maisto programą, mūsų ūkio žmonės stengiasi pasiekti ne tik gerų derlių, bet ir puikių pieno bei mėsos gamybos rodiklių. Ypatingai ženklus pieno kilogramai. Dauguma ūkio patyrusių melžėjų, kaip ona Petraškienė, Albina Pocevičienė, Rima Stanevičienė, per metus iš kiekvienos karvės primelžė po 4000 kg pieno. Mažeikiuose dirbo 2 kino teatrai, tad žmonės laisvalaikį leisdavo juose, žiūrėdami filmus. Taip pat Mažeikiuose vykdavo šokiai, diskotekos. Į tas diskotekas ir šokius suvažiuodavo žmonės iš visos apylinkės. Taip pat vykdavo renginiai ir kultūros centre. Taip pat žmonės turėdavo sodybas, kuriomis rūpindavosi, prižiūrėdavo. Gyvenvietėje turime jau apie 150 namų. Ir kiekviename gyvena šeimininkai, mylintys tvarką ir grožį. Daugelyje kiemų auga gėlės, žaliuoja dekoratyviniai medžiai. Pasirūpinta, kad būtų jauku ir malonu tiek savo, tiek ir svečiui. Apart žemės ūkio, vyravo ir bitininkystė. Konkretus rūpinimasis konkrečiu žmogumi, jo poreikiais ir reikmėmis, partijos ekonominės politikos pradžia ir galinis punktas.